Biblijiniai informacijos gaudytojai aiškiaregiai. Juokinga darosi klausyti pranašysčių, kada tikrai žinai ir supranti pasaulio gamtos dėsnius. Tiesų pasaulyje paplito daug, tokių kaip aiškiaregiai, tarologai, astrologai, biblininkai taip save pristato demonstratyviai ir stengiasi visiems savas tiesas per prievartą įkišti. O burtininkų iš kavos, iš taros kortų ir daugelį visokių niekų bando įtikinti savo teisingomis prognozių žiniomis. Mano vaikystėje tėvai skaitydavo ir Nostradamą, kuris buvo pabrėžęs: prieš pasaulio pabaigą išplis daug aiškiaregių, šarlatanų ir visokių plauko pranašėjų. Jisai turėjo omeny, kalbėdamas apie pasaulio pabaigą, dabartyje atspindėtų žydų, zionistų, masonų sukurtos Biblijos civilizacijos pabaigą, kuri buvo ir tebėra užkišti visi pasaulio viešbučiai. Visur, kur tik įmanoma, yra užkrauti šį baimės burbulo varomą mašiną. Kuo daugiau žmonių įtraukti į šią baimės vergiją. O įtraukus, bet kokiu atveju išlaikyti visus. Reikia plėsti baimės energiją žmonių sąmonėse, kad Dievas žmonės baudžia, kurie jam nepaklūsta. Štai čia didžiausias briedas, koks tai gali būti pasaulio istorijoje. Lietuvoje labai daug intensyviai smegenis pudrina toks Kavaliauskas ir progresyvi bobulyčių laida svaigsta savo panašystėmis ir žmonės programuoja pačius net nesuprasdamis. Visus savo teisingus įsitikinimus apie katastrofas paremtos Biblijos pranašais ir datomis teisingomis, tokius kaip skelbia 388, 7 Biblijos štampų ženklai, kuriais žmonija nulinčiuos ir peklai visi paskęs. Drąsiai šiandieną apie tai rašau, nes 20 su virš metų studijuoju pasaulio ateities Bibliją, kurią užrašė į 3 tomų knygą Igoris Arefjevas. Tenai nėra nei vienos bauginančios informacijos. Jo žodžiuose pabrėžta, kad pagrindinis ir kertinis žmogaus gyvenimo įrankis šioje žemėje yra meilė, džiaugsmas, kuris yra pasaulio fundamentas. Baimės niekur nėra. Baimė pažymima kaip negatyvi mirties informacija. Palyginimui, biblininkai, bažnytininkai tik apie baimę ir žmonių išnaikinimą žemėje ir tekalba. Akademikas, mokslininkas, fenomenas Grigorijus Grabovojus sukūrė mokslą, kuris užpatentuotas tarptautiniais dokumentais, dabar jau ir ISO 220 patentais užpatentuotas mokslas, kuris nekelia niekam destrukcijos. Pervirtus naujai sistemai be ISO standartų, nei viena religija nebeturės teisės viešinti ir plėsti savo falšyvos informacijos. Prapuls visi aiškiaregiai, biblininkai, visi bus nusodinti arba pasodinti už melagingos informacijos plėtimą per viešą erdvę. Grigorijus Grabovojus savo knygoje rašo, kad žmogaus sąmonė kaip realybė priima tai, kas egzistuoja jų sąmonėje. Ir jeigu visa medija užpildyta karais, katastrofomis ir pražūtingomis informacijos formomis, žmogus žiūrėdamas televizorių, jo kiekviena ląstelė užpildyta tik tokią informaciją. O kadangi žmonių sąmonės užpildyta tokią informaciją, tai žmonių sąmonės šią informaciją kaip kibirą vandens išpila į išorinę erdvę. Tuo metu išorinė erdvė nežino, kaip pasielgti, nes biblininkai ir visokio plauko šarlatanai plečia tokią informaciją, kuri sukelia tsunamius, karus ir katastrofas. Ir kaip žmonės pradės atsiriboti nuo tokių šarlataniškų žinių, pasaulis vėl atsistos į tokią padėtį, kai žmogus pats laisva valia pradės savo sąmonės valymą su žiniomis, kurios nieko nepažeidžia, o tik sukuria džiaugsmą, meilę, pagarbą savo, šeimai ir visai savo aplinkai. Grigorijus Grabovojus pabrėžęs savo knygose, kad tikroji religija orientuojama į tai, kad išvystyti visuotiną sielos ir kūno kūrybą. Todėl, kad religija yra mokslas apie realybę ir noriu pabrėžti apie tokias iškraipytas realybės,
apie klaidingus įsitikinimus apie realybę, kurios susietos su religija. Panašūs įsitikinimai nieko neturi bendro su to, ką kalbėjo Kristus. Ko jis mokė? Kristus kalbėjo alegoriškai ir ne visi suprato tikrąją žodžių prasme. Jis kvietė atsisakyti ne šio gyvenimo ir ne nuo šio gyvenimo čia. Jis kvietė atsisakyti nuo įprastos sąmonės padėties, nes gyvenimas su įprastos sąmonės padėtimi neįmanoma pavadinti tikru gyvenimu dieviškąja prasme. Jis kvietė prabusti iš šios padėties, kurią jis palygino su sapnu, ir eiti į dievišką Dievo karalystę, į amžinybę. Visiškai tapo aišku, kad Jėzus Kristus savo prisikėlimu kvietė visus eiti prie amžino gyvenimo fizinėme kūne. Dieviškąją Dievo karalystę Jėzus Kristus numatė kaip aukštą sąmonės padėtį. Dieviškoji Dievo karalystė mūsų viduje kvietė visus atsisakyti visko, kad pasiekti dangiškąją Dievo karalystę. Žmogui siekti išvystyti aukštą sąmonės padėtį, jis kvietė eiti prie žmogaus sąmonės išvystymo ir realizuoti dievišką esybę, kad žmogui atsivertų galimybę galų gale gyventi tikrąjį gyvenimą šiame pasaulyje, čia ir dabar, ir valdyti visus įvykius bet kokiu laiku. Video sukūrė ir užrašė, įgarsino Sigutė.